Šita lempa bus išjungta, nes jinai perdegė. Nu tiksliau, į tą medį, iš kurio mes imam elektrą, šitai lempai trenkė žaibas, tai... Sveiki bičiuliai, atsimenat mokyklą? Aš irgi ne, bet aš šiek tiek domėjausi ir pasirodo, kad mokykla yra ta vieta, kur žmonės ateina parūkyti elektroninių cigarečių su draugais ir dar kad būtų ramu ir dėl tėvų ten pasimoko įvairių dalykų, ten būna visokios pamokos, tokios kaip geografija, matematika, fizinis ugdymas ir į tave žiūri tavo kūno kultūros mokytojas, gal nedaryk tokių gilių pritupimų, jūs ką tik padarė tokių kontaktą, lėtai bandyk eiti link durų, lėtai nedaryk staigių, jūs stovi tarp durų, nežinau, dabar viena likai negaliu nieko padėti. Jo, mokykla. Bičiuliai, norite tikėkite, norite ne, bet mokykla ne visą laiką buvo tokia, kokia jinai yra dabar. Teisingai, prieš kiekvienai mokyklai turint po bent jau kelis elektroninių cigarečių narko baronus, dalykai buvo daromi gan kitaip. Todėl aš jums pristatau mokyklų istoriją. Arba aš kažkodėl nusprendžiau, kad būtų gera idėja įdėti daug valandų įdomėjimąsi apie Lietuvos mokyklų istoriją. Tai va, tiek va. 14 amžius. Lietuva atrodo kaip augalinė ląstelė ir nėra nei vienos mokyklos. Nes kam tų mokyklų, kai namie yra avių, kurias galima ganyti ir dar siaučia juodoji mirtis, kuri nusinešė trečdalį Europos gyvybių. Tačiau po antrosios krikšto vakcinos buvo pagaliau atidaryta Vilniaus šventojo vyskupo Vilniaus katedra, o šalia jos ir pirmoji lietuviška mokykla. Joje buvo mokoma ir matematikos, ir gramatikos, bet pagrindinis mokyklos tikslas buvo paruošti mokinius tapti mišių patarnautojais, choristais. Įdomus faktas yra tas, kad mokyklos tuo metu dar ilgą laiką buvo išskirtinai tik tai berniukų dalykas. Tai aš neskau, kad ten buvo kažkas įtartino, kad bažnyčia ruošia išskirtinai berniukus, kad jiem patarnautų. Aš neskau, kad ten kažkas įtartino už užuolaidų vyko, bet ta mokykla po 50 metų sudegė. 15 ir 16 amžiui iškilo labai daug parapijinių mokyklų. Daugiau nei pusė katalikų bažnyčių turėjo po mokyklą šalia. Ir mokymasis jose užtruko 2 metus. 2 metus, skamba kaip pakankamai laiko išmokti kokią Pitagoro teoremą, nepala per tus 2 metus jie tiesiog mokysi svarbiausias maldas ir Dievo įsakymus. Tačiau, jeigu nebūdavai mergaitė ir turėdavai šlamančių, tiksliau žvangančių, galėdavai eiti į 2 pakopos aukštesnėje mokyklą ir galbūt tada net išmoksi kaip prašosi ąžuolas. Tačiau tuo metu kai kuriems žmonėms jau atsibodo ta visa bažnyčios monopolija ir šiaip kaip visa bažnyčia tvarko visus savo reikalus. Žinai, tik sakau, gal nereikėjo bažnyčiai pardavinėti tų indulgencijų, tų popieriukų, kurie atperka nuodėmės už pinigus. Žinai, ta močiutė gal jau ir tai pakankamai sunkiai gyvena, jos sūnus ką tik mirė nuo maro, jos ožys šiąnakt pabėgo, kiaunė šiąnakt išpjovė visas jos vištas, tik tai paliko tą vieną tokią rudą pasikėlusią, kuri tokia kuo. Žinai, Dievas tokiais laikais turbūt buvo vienintelė jos viltis ir dabar jis yra apmokestinamas. Taigi velniop visą šitą sistemą pasakė Abromas Kulvietis ir 1541 metais atidarė pirmąją vidurinio mokslo mokyklą Lietuvoje arba pirmąją kolegiją, kuri nebuvo nei parapinė, nei bažnytinė. Kulvietis buvo renesanso žmogus ir reformacijos pradininkas Lietuvoje, todėl savo mokykloje mokė ne tik tenai 2+2, kaip prašosi ąžuolas ir kaip patarnauti mišiose, bet ir mokė humanistinių disciplinų ir skleidė reformacijos idėjas. Kas čia? Mokiniai gali laisvai mąstyti ir nagrinėti humanitarijos mokslus ir net neprivalo mum patarnauti. Uždaryti mokyklą mes privalom, paskelbti Kulvietį eretiku mum būtina, sudeginti jį ant laužomis. Pala, jis jau pabėgo į Prūsiją. Ir jūs galbūt manot, kad Kulvietis buvo bailys, kad pabėgo iš Lietuvos, bet ne. Priešingai, uždarė jo mokyklą, jį pradėjo persekioti ir jis parašė pasipiktinimo laišką Bonai Sforzai. Bonai fucking Sforzai, LDK kunigaikštieniai, kitaip žinoma kaip moteriai, kuri šešėlį realiai valdė valstybę ir yra žinoma kaip viena didžiausių manipuliuotojų vyrais Lietuvos istorijoje. Ta prasme, jūs pažiūrėkit į ją. Jinai atrodo kaip ta labai griežta mokyklos direktorė, kai pamato tave be mokyklos uniformos. Taip jaunuoli. Atsisveikink su universitetu. Taigi Kulvietis turėjo kiaušus parašyti jai pasipiktinimo laišką ir jame rašė: Miela Bona. What the fuck? Uždarė mano mokyklą, mano tėtis kažkaip paslaptingai mirė, mano mama uždarė į kalėjimą, taigi jis grįžo į Lietuvą ir po kelių mėnesių mirė. Negalim turėti daugiau tokių nutrūgalių reformatų, pasakė Vilniaus vyskupas ir paskambino savo jėzuitų gengui. O jėzuitų gengas palapino su žvairiu. Su katalikybė žvairiu.
Jėzuitų ordinas pastatė 42 katalikų mokyklas, tačiau protestantų judėjimas irgi pastatė 21 mokyklą. Jėzuitus rėmė bažnyčia, o hipsterius protestantus finansavo Radvilo Rudasis ir kiti dvarininkai. Vieni pastatė belekiek kolegijų, o kiti net statė mokyklas dvaruose. Tačiau jėzuitų ordinas visiškai laimėjo šitas rungtynes, kai vieną iš savo kolegijų pavertė pirmojų lietuviškų universitetu. Vilniaus universitetas. Prieš tai, jeigu norėjai mokėti ką nors daugiau negu ten tėvė mūsų ir kaip skaičiuoti su tais mediniais skaitliukais, turėjai išvykti studijuoti į kokią Prahą, Vieną ar Krokuvą ir greičiausiai visą gyvenimą liksi tenai dirbti dvare. O tai yra protų nutekėjimas. Vilniaus universitetas išsprendė šią problemą ir iš karto tapo geriausia Lietuvos mokykla ir kultūrinių Lietuvos centru. Tačiau tuometinis Seimas staiga panaikino jėzuitų ordiną ir įvedė edukacinę komisiją, pirmąją švietimo ministeriją. Aš nesiskundžiu. Edukacinė komisija iš karto pradėjo veikti. Padarė mokslą privalomą visiems luomams. Įvedė tiksliuosius mokslus, biologiją, chemiją, matematiką. Išėjo net naujos kartos tie mediniai skaičiuokliai. Kūno kultūra. Kūno kultūrą mes pirmieji Europoje pradėjome mokinti kūno kultūros. Ir ką mes per ją veikimą, įdomės, ten kvadratas su bulvėm žaidėm. Biologija, matematika, chemija. Galėdavai net išmokti, kad kviečiai ten turi varpas. Čia rimtai žinot, kad kviečiai turi varpas. Ne, čia rimtas dalykas. Aš iš tikrųjų norėčiau rimtai pakalbėti apie šitą dalyką. Aš atsimenu 7 klasėje biologijos pamokoj, tuo metu dar vadinosi Žmogus ir gamta, mes mokėmės apie javus ir kažkas garsiai skaitė vadovėlį ir perskaitė, kad kviečiai turi varpas. Ir aš nemeluosiu, mes su draugais pradėjome kikenti. Mokytoja iš karto nutraukė skaitymą ir pasakė, kad toks juokimasis parodo žmogaus nebrandumą. Ir dabar, kai jau turėjau tiek daug metų pamastyti apie šį incidentą, aš su tuo sutinku. Atsiprašau visų, kuriuos galėjau įžeisti. Aš tuo metu nebuvau savimi. Aš nebuvau savo tinkamoj emociniai stadijoje. Visi mes turime teisę turėti varpas, ypač kviečiai. Aš niekada daugiau nežiūrėsiu į kviečių varpas, kviečius su varpom, kaip kažkokį komišką konceptą. Tai nejuokinga. Vėlgi labai atsiprašau visų, kuriuos mano nebrandžios komiškos remarkos 7 klasėje galėjau įžeisti. Žinau, kad pinigai neatpirks padarytos žalos, bet aš vis tiek nusprendžiau paaukoti 500 eurų savo asmeninių lėšų į tarptautinę Kauno grūdų organizaciją, kurių tikslas kviečių su varpomis bendruomenę paversti ne diskriminacijos objektą, o kaip bendruomenę, kurios ypatumus verta minėti ir verta švęsti. Palakašė, kviečių grūduose yra endospermos? Taigi, edukacinė komisija labai gerai varė, ten švietimas privalomas visiems, kūnsiai, tikslieji mokslai, bet dėja visas švietimas labai greitai smuko, kai mes atitekome į Rusijos imperijos rankas. Tokias tvirtas rankas, tokias atsiduoda biškį tokių gėrimų rankas. Ate lietuviška spauda. Ate švietimo progrese. Labas valstybinės rusiškos mokyklos. Nagi, kas čia mokiniai slapta susirinkę direktoriaus namuose nagrinėja Donelaičio metus? Visiems 3 mėnesių areštas. Ai, ir palikit ant stalo tuos Donelaičio metus, ten tas gandriukas taip gražiai Tvarka bus. Tada vėl nepriklausoma Lietuva ir įvestas 4 metų privalomasis mokslas. Tada atėjo vokiečiai ir jie iš vis panaikino aukštąjį mokslą, nes kam to aukštojo mokslo? Tada vėl SSRS ir su jais 8-metis privalomas mokslas, dar vėliau 9-metis privalomas mokslas. Ir tada Landsbergis pulapino su nepriklausomybės atstatymų aktu ir dabar mes esame čia. Dabartyje, kur turime 12 klasių nemokamąjį ir 10 klasių privalomąjį švietimą, nesame persekiojami ir turime nepriekaištingus tualetus. Nu nebent esi iš mano mokyklos antro aukšto, tai neturi nepriekaištingų tualetų. Nors padarėme daug progreso, visi pripažintume, kad švietimo sistema nėra tobula. Ir aš jau daugybę metų norėjau kaip nors pakalbėti apie mokyklą, kaip nors pakritikuoti švietimo sistemą, bet tai yra labai sunku, nes visa ta kritika apsiriboja ir atrodo, kad visa švietimo sistemos kritika viešoje erdvėje atrodo taip. Mokykloje mus moko Pitagoro teoremos. Man yra 40 metų ir spėkit ką,
Aš per visą savo gyvenimą ir savo elektroninės papildų parduotuvės kūrime nepanaudojau Pitagoro teoremos. Todėl iš šito video nesitikėkite jokios rimtos švietimo sistemos kritikos. Nes tipo, jo seni, ne visi panaudos tą Pitagoro teoremą, vieni panaudos, kiti ne. Kodėl paimti kažkokį vieną dalyką ir prilyginti jį visai švietimo sistemai? Bet to, jeigu jūs rimtai manote, kad jūs niekada gyvenime nepanaudosit Pitagoro teoremos ar šiaip geometrinių žinių, žinot ką? Pastatykit apskritimą per Minecraftą. Apskritimą per Minecraft tokį didelį, kad ten skersmuo būtų gal 100 blokelių. Ten negali tiesiog paprastai statyti iš kubelių, nes gausis ten rombas arba kvadratas. Žinot, kiek vaikų per Minecraftą stato visokius bokštus didelius ir reikia apskritimų apačioj, jūs suprantat? Ok, šitoj vietoje aš labai įsikaršiau, tai nusprendžiau atsisėsti ant kėdės net. Visi sutinka, kad mokykloje mes mokomės daug nereikalingų dalykų. Ir tai yra tiesa. Tyrimai rodo, kad net iki 98% visų dalykų, kurių mus moko mokykloje, yra visiškas šlamštas. Todėl yra nenuostabu, kad kai kurie mokiniai, įskaitant ir mane, ties kažkuriuo metu pradeda atsirinkinėti, į kuriuos dalykus ten eis ir kai kuriuos dalykus ten taip nelabai ten. Žinai, gal ne visi nori specializuotis kviečių su varpomis lauke. Vyresni žmonės dažnai tokį nepavyzdingą mokymąsi kritikuoja, sakydami, kad jaunimo 16-mečiai yra per kvaili, kad žinotų, ko jie nori ir ko jiem reikia gyvenime. Ir dabar, kai esu abiturientas, šiek tiek su to sutinku. Ta prasme, jūs matyt mano kartą. Pusė mano pažįstamų tiesiog susirenka stovėjimo aikštelėse su mašinomis ir varžosi, kurio mašina pagros daugiau boso. Tai taip... Žemo dažnio oro virpesiai, drebino ausų būgnelį. Ai, pasirodo, šitą buvo galima tiesiog. Ir aš dabar jokių būdų neskau, kad yra kas nors blogai su mėgimu muzikos arba mašinos. Aš pats retkarčiais mėgstu skoningai pasileisti mažytį kaip melodiją mano galvoj, kurios negaliu pamiršti kaip iPhone'as ant repeato, Bet ką aš noriu pasakyti, tai kad mes esame biškį buki. Bet ir aš nelabai suprantu to argumento, kad vaikai yra per jauni, kad žinotų, ko jie norės gyvenime, kai mums 16 reikia pasirinkti, kuriuos dalykus mes mokinsimės aukštesniuoju lygiu ir kurių atsisakytume, nes kad tai padarytume, mums reikia maždaug žinoti, kuriuos egzaminus mes norime laikyti, o kad pasirinktume egzaminus, reikia maždaug žinoti, kur stosime, o kad kur stosime, mums reikia žinoti, ką mes norime daryti gyvenime. Tačiau laimiai, aš manau, kad dabartiniai vaikai yra protingesni nei bet kada anksčiau. Turiu omeny, kad jeigu prieš 10 metų tu mokėdavai suprogramuoti kokį nors žaidimą ant kompiuterio, ten kokią gyvatėlę mokėdavai suprogramuoti, tu būdavai kiečiausias bičas mieste. Ne mažytės tavo galvoj, o tu mažyčių galvose buvai įstrigęs kaip melodija. Ta prasme, prieš 10 metų bičas ant kompiuterio suprogramavo paprastą blokelių žaidimą ir tapo milijardieriumi. O dabar vaikai atvirkščiai programuoja kompiuterius per jo žaidimą. What? Todėl aš manau, kad aš radau sprendimą į neatsakingai ir nereikšmingai išvaistomo mokinių laiko problemą. Ir manau, įsiaiškinau, kaip mes galime suspausti 12 mokymosi metų į kokius 5 arba 6. Švietimo ministerija, išsitraukit užrašines. Štai taip atrodo statistinio 5 arba 6 savaitės mokymosi dienos. Vat gal kokios 35 savaitinės pamokos, bet yra viena problema. Čia gaidys. Visų pirma, ištriname kūno kultūros pamokas. Sorry, bet 30 minučių per savaitę kvadratų arba ėjimo ratukų aplink stadioną neapsaugos nuo perteklinio cholesterolio kiekio kraujyje. Toliau, biologija, vis tiek visi mirsim. Geografija, yra Google Mapsai. Tikyba tai išvis yra apgaulė. Visi senai žino, kad nėra dievo. Muzikos pamokos aiškiai neveikia, jeigu jaunimas baigia mokyklą, vis tiek pradeda repuot. Taip pat, nemokamas bonusinis patarimas jums švietimo ministerija. Per ilgasias maitinimo pertraukas, čia maždaug po 3 ir 4 pamokų, neduokite vaikams to maisto, kurį duodate dabar, o duokite rafinuoto cukraus pripildytą maistą. Aš kalbu guminukai, ledai, vafliai. Ir jūs galbūt sakote, kad buhu, rafinuotas cukrus tik tai pakels gliukozės kiekį kraujyje ir po to vėl nusmukdys žemyn. Taip.
Būtent, jeigu vaikui duosime cukraus čia, jisai per visą šitą laikotarpį turės aukščiausią produktyvumo lygį. Jam net nereikės skaičiuotuvo, jis ten galvoj visus skaičius maigys. O tik baigsis visos pamokos, jam iš karto cukraus kiekis kraujyje nukris ir jis visiškai neturės energijos. Kai kurie vaikai nusmigs net nedaėję iki namų. Vaikai yra vaikai. Bet to čia ir yra labai gerai išbraukti visas kūno kultūros pamokas, nes kiekviena kalorija yra svarbi. Bet to, duodami jiems cukraus, mes juos priaukinsime prie mokyklos ir jie visą laiką norės grįžti į mokyklą. Arba galim tiesiog naudoti heroiną. Pasirodo, kad yra kažkokių šalutinių poveikių, kai tavo cukraus lygis kraujyje nebūna pastovus ir labai svyruoja ir kai nieko daugiau nevalgai. Tai gal pažiūrim internete kažką rasim. Aha, kodėl švietimo sistema ne kiekvienam? Pala, urbietis? Ar čia ne tas pats bičas, kuris pardavinėjo sėkmės kursus ir darė podcastus apie skiepų žalą? Pasižiūrim, ką jis turi pasakyti apie mokyklą. Ar pastebėjai, kad mokykloje yra mokinių, kuriems gerai sekasi mokytis ir yra tokių, kuriems ne taip gerai? Na ir papasakosiu, kodėl taip vyksta. Įsivaizduok situaciją: beždžionė, tigras ir žuvis. O ne, urbieti, tik ne beždžionė, tigras ir žuvis. Šita analogija visą laiką tragiškai baigės. Ne, prašau, ne. Ir dabar jiems visiems yra pasakoma, užlipk į tą patį medį. Beždžionė pribėga, užlipa. Tada pribėga tigras, pasižiūri aukštį, na gal užlips, o gal ir ne. O žuvis, jinai niekada nepasieks to medžio. Taip pat ir švietimo sistema. Aš nieko nesupratau. Beždžionė ir tigras, tai viskas aišku, čia tie stropūs mokiniai. Bet kas yra žuvys? Ar žuvys yra tie kvaili mokiniai, kurie neišsprendžia užduočių? Ar aš esu žuvis? Ar tu ką tik mane prilyginai žuviai, urbieti? Šiaip jau tavo informacijai, urbieti, pasaulyje yra žuvų su kojomis. Tai mes labai realiai irgi užlipsime į tą medį. Mano bičiuliai, žuvys, mes sukilsime prieš šios menkinamosios stereotipus. Taip pat ir švietimo sistema. Jinai nėra pritaikyta visiems. Todėl, kai mokytojai sako, gerai išlaikysi egzaminus, įstosi, gausi išsilavinimą ir bus tavo geras gyvenimas. O kitiems, kuriems pasako, kad jeigu nesimokinsi, negausi gero išsilavinimo, ir būsi niekas. Ką? Ne, aš suprantu, skamba protingai tai, ką jisai sako, bet jeigu jūs įsiklausytumėt, jis nieko nepasako. Kai mokytojai sako, gerai išlaikysi egzaminus, įstosi, gausi išsilavinimą ir bus tavo geras gyvenimas. Kas būna, kai mokytojai tai sako? Ką? Čia yra šalutinis laiko aplinkybės sakinys ir jam trūksta pagrindinio sakinio, o kitiems, kuriems pasako, kad jeigu nesimokinsi, negausi išsilavinimo, ir būsi niekas. Čia visur yra išplėstiniai pažyminiai ir šalutiniai sakiniai, kuriuos išmetus turi likti gražus sakinys, o čia lieka tik tai o kitiems. Kur tavo pagrindinio sakinio tarinys, seni, kas čia? Lavinimą ir bus tavo geras gyvenimas. O kitiems, kuriems pasako, kad jeigu nesimokinsi... Aš nesuprantu, jisai kalba kaip prastai ištreniruotas dirbtinis intelektas. Bet Tadai, jisai jų kalba pozityviai ir nori mums tik tai gero. Ne, niekas niekada neįsigilina ir nekvestionuoja, ką sako visi šitie motivatoriai. Ta prasme, iš to, ką mes matome, galime tiesiog susilaižyti plaukus, fone pasileisti įkvepiantį pianiną ir kalbėti lėčiau ir aiškiau. Žmogau, kol esi jaunas, siek, daryk ir mokykis. Ir būtent taip galima pamesti gramatiką. Šaldytuvas tuščias, aš norintis valgyti. Lavinimo, ir būsi niekas. Tarp to akademinio lygio ir tarp to, ko tu gali būti gyvenime, nėra beveik jokios racijos. Tarp to akademinio lygio ir tarp to, ko tu gali būti gyvenime, nėra jokios racijos. Čia tiesiog sujungti žodžiai. Jie nieko nereiškia. Ta prasme, aš matau, kad jo lūpos juda, bet ar jis ką nors sako? Jokios racijos. Todėl svajok drąsiai, nes tu gali būti bet kuo tu pats tiki, kad gali būti. Taip, iš visų tų atsitiktinai sugeneruotų žodžių išeina išvada svajok drąsiai. Todėl svajok drąsiai. Kiek peržiūrų? 337 tūkstančiai peržiūrų. Įsivaizduok situaciją.
rusas, lenkas ir lietuvis. Urbietis dar turi TikToką apie tai, kodėl mokykla specialiai nemokina mokinių apie finansus. Turbūt esą yra kažkokia speciali priežastis, kodėl nemoko vaikų apie finansus. Ok, pažiūrim. Mes gyvename kapitalistinėje visuomenėje, kur maistas, butas, kelionės ir kiti dalykai kainuoja pinigus. Šiame video aš tau papasakosiu, kodėl švietimo sistema nemokina, kaip mums elgtis su pinigais. Pirmas dalykas, mokykla ruošia darbuotojus, kurie atliktų tam tikras aiškės užduotis už tam tikrą mokestį ir per daug nežinotų apie finansus, apie investicijas. Antras dalykas, tai kai žmogus išmano mažiau apie finansus, galima manipuliuoti jo darbo vietoje, tam tikromis lengvatomis, socialinėmis garantijomis. Taip, urbieti. Visa švietimo sistema yra tiesiog viena didelė konspiracija. Čiagi aišku, taip. Pala. O Dieve. O Dieve. Jis teisus. Jis visą laiką buvo teisus. O Dieve, aš tik dabar supratau. O Dieve. O Dieve, aš supratau. Pitagoro teorema. Atsakymas visą laiką buvo Pitagoro teoremui. Ok, pasirodo, aš netaip parašiau Pitagoro teoremą. Aš fucking turėjau vieną darbą ir vis tiek sugadinau. Gerai, apsimeskim, kad ten nėra to kvadrato. Man įdomu, kiek aš iš Maths Exo gausiu. Gerai, žiūrim toliau. Sudėjus dviejų trikampio kraštinių kvadratus ir išėmus šaknį, mes gauname įžambinės ilgį. Tai jeigu kraštiniai yra 5 ir 5, mes sudėję 5 kvadratų su 5 kvadratu gauname, kad įžambinės ilgis yra šaknis iš 50, o tai yra 7,07. Tai yra melas, tai jie nori, kad mes manytume, kad tai yra 7. Vienas paprastas įrodymas. Minecraftas. Trikampio matmenys kaip ir tenai. Čia 5 blokeliai ir čia 5 blokeliai. Padarykime įžambinę. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bernardai. Oi, tu koks ramus paprasta diena. Tu pažiūrėk, ką aš atradau. 5 įžambinės. Visiškai ne tai, ko mes moko mokyklą. Tu erdvinę figūrą naudoji kaip 2D matmenį. Tu matuoji kubais, o ne ilgiu. Nu tai gerai, 5 ir 5, kas... Kuo mes nesutinkam, aš nesuprantu. 5 kraštiniais ir 5 įžambiniais. Tu kalbi grinai lyg išplautas smegenų būtum. Grinai lyg jau atsidėjęs visas matematikos pamokas. Bernardai, aš tam nerasiu bendros kalbos. Iki. Įrodymai čia. Kodėl manim niekas netiki? Reikia pranešti daugiau žmonių. Kas čia per... Mokykla nemeluoja. Mes su urbiečiu tik tai nežinome, apie ką mes šnekame. Švietimo sistema yra sunkus dalykas. Tipo, jo, mes nepasisavinam daug žinių, mes nepanaudojam dar daugiau žinių. Taip, ten vieni mes esam žuvys, kiti esam bežionės. Bet kai pradedi ieškoti alternatyvų ir kaip pakeisti visą sistemą į kažką kitą, supranti, kad nelabai yra į ką. Aišku, ten yra tokių mažesnių dalykėlių, kuriuos gali pakeisti. Pavyzdžiui, kad žinai, kad mokytojai negautų ten 2 kebabų į metus atlyginimo, bet kad pakeistum visą sistemą iš esmės. Ir jei galėčiau ką nors patarti savo jaunesniems žiūrovams, seni, už tave jaunesni tik tai kokie spermatozoidai bus, tik tai sperma. Tai patarimas būtų, nemeskit mokyklos. Aš žinau, kad jūs labai nemėgstat mokyklos, bet pasiimkite iš mokyklos tai, kas jums patinka. Nėra būtina pataikauti tiem visiems pažymėjams, trimestrams, pusmečiams. Nedarykit to nesmagaus dalyko, kur ten išeina 7,4 kaip pusmetis, tada eini pas matematikos mokytojas, kad pasikeltum, tada apsimeti, kad išklausai, ką jinai aiškina, kad tobulėjai ir tada, kai jinai to duoda perrašyti kontrolinį, tu su fotometu jį nusirašai, gauni 10, tada tau išeina 8 ir tada grįžti namo visi laimingi ir tavęs tėtis nemuša. Tai išvaisto labai daug resursų, tai yra pataikavimas.
pažymių ir dažnai tu tiesiog apsimetinėjai ir apgaudinėjai save. Žinai, gal kartais yra geriau prasilėjusi tą smūgį iš tėvo, negu apsimetinėti ir vaidinti, kad sistemoje nėra spragų, kai galbūt yra. Kita vertus, mokykloje aš atradau labai daug dalykų, kurie man patiko ir buvo įdomus. Ir kartais, kad suprastum, kad tau tas dalykas patinka, turi būti priverstas jį mokytis. Tai turbūt yra kažkoks idealus balansas tarp mokausi, nes reikia ir nesimokau, nes nenoriu. Taip pat būtina paminėti, kad mokykla suteikia tą neįkainojamą į socializavimąsi. Ir aš visą gyvenimą atsiminsiu visus draugus, mokyklos gyvenimą, visus vakarėlius, į kuriuos nebuvau pakviestas. Ir labai didelis ačiū visiems mokytojams. Aš nesuprantu, kodėl jūs pasirinktumėte tokį darbą su vaikais, kuriems visiškai nusispjaut ant jūsų, kuriems viskas nerūpi, kurie ir šiaip su vaikais, kurie yra labai užknisantys ir dar viską darytumėte už 2 kebabų per metus atlyginimą ir 1 koldūnų su česnakiniu pensija. Nors gal ir dabar atrodo, kad mes jūsų nekenčiame, bet manau anksčiau ir vėliau mes pradedame vertinti jūsų darbą. Ačiū bičiuliai, kad žiūrėjot, labai ačiū savo patronams, o aš einu valgyti cukraus. Ir įrodysiu, kad tai veikia. Jau, pažiūrėkit, kiek patronų. Belė kiek, aš nežinau, iš kur jūs pinigų gaunat realiai, aš nežinau, kokią jachtą gal nusipirks, nežinau. Patronai belė kokią stumyklą. Aš ką tik pasakiau, belė kokią stumyklą. Nu, baigys mokykla, nežinau, kas darosi. Ajo, ir sorry, kad nekėliau ilgai, buvau egzai. Aš nesiruošiau egzam. Žodžiu, tuoj kelsiu daug, šią vasarą bus daug dalykų, gerai, davai.